Sveiki, mieli juozapiečiai. Mano vardas Petras Jurgis Frasatis. Sveikinuosi su jumis iš Alpių. Būdamas čia suprantu, kad daugiau nieko gyvenime nereikia nei pinigų, nei kitų malonumų. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti vieną istoriją iš savo gyvenimo. Atsimenu tą dieną, kai mama į mūsų namus atvedė vieną vargšą berniuką. Jo drabužiai buvo suplėšyti, rankos purvinos, o akys jos degė gėda ir viltimi. Stovėjo jis prie durų smulkutis, tarsi bandantis pasislėpti savo pačio šešėlyje. Aš nuleidau akis žemyn ir pamačiau jo basas kojas. Jos buvo pamėlusios nuo šalčio. Ta akimirka man pasidarė gėda ne dėl jo, bet dėl savęs. Aš turėjau 2 poras batų. Jis neturėjo nė vienos. Prašau, imk, pasakiau, nusimovęs batus. Mama nustebo, gal net norėjo ką nors pasakyti, bet aš tik nusišypsojau. Mano batai nebuvo mano. Tie batai buvo tiems, kuriems jų reikėjo labiausiai. Tiesą sakant, tą dieną aš pirmą kartą supratau, kad tikras džiaugsmas neateina iš to, ką turi, bet iš to, ką duodi ir paaukoji kitiems. Ačiū visiems, kad išklausėte mano liudijimo ir tikiuosi, kad bent vienas iš jūsų buvo įkvėptas daryti gerus darbus dėl kitų.